Oho, iš kito Lietuvos galas šiandien neįprastai. Jurbarko kraštas. Pradėjau eiti pamiškę, čia tokias sodybas praėjau. Žmonės kreivai pažiūrėjo, kieme būdami. Nežinau, ką čia pagalvojo. Bet esmė, kad ieškau klevo medžio. Reikia man klevo lapų. Tai ten į priekį, man rodos, ir auga klevas, tai todėl ir pristojau prisistatyti ir eisim pasiskinti lapų. Kažką čia su jais šiandien darysiu. Nu ir aišku, ieškosiu vietos, kur apsistoti. O, papa, iš tikrųjų klevas. Greit radau, o pergyvenau. Esmė tame, kad lapai dar nesukietėja, jie yra minkšti. O minkšti klevo lapai yra valgomi lapai. Tai reiks pasiskinti, pamėginsim paragauti. Nu va, pasiskyniau. Gal biški daugokai, prireiks, neprireiks tiek. Tokia miško lankėlė. Vidury ten medžių gojelis auga. Tai buvo sodybvietė, vietos man pažįstamos. Lysiu ten kampe miškan. Dabar kodėl vietos pažįstamos, čia yra mano žmonos, senelių gimtinės vieta buvus ta sodybvietė. Tai va, tai lysiu į tokius miškus. Aišku, eisiu tolyn. Visada kažkaip maloniau vietose man asmeniškai, ten, kur kažkiek pažįstamos. Tai niekada šituose miškuose nesu nakvojęs. Rečiau čia atvažiuojam, nes nebegyvena čia žmonės. Tiesiog, tai yra gal kažkokie sentimentai. Tai gal protėvių dvasias kokį gerą vaibą duos pasaugus. O, šaltalankių laukas. Tai šaltalankis, tai užsodinimais, tai nieko nesuprantu aš. Nei čia toj vidurio Lietuvoj žemės jam tinkamas, nei jie čia auga. Kažkurio momentu pinigus tik tai įsisavino. Ir viskas, ir stovi viskas belė stovėti. Nu va, ir upelis. O, koks medis. Genių iškaltas. Ir va tai va. O čia va juosta brandesnio miško, kokių 20-30 metrų ir už jos ten vėl jaunesnis miškas. Ir visur taip, tai leisis arčiau upelio kažkur, nes šlaitai neiškirsti. O kur einu mišku, tai salelės viena kita va ten. Tolumoj va brandesnio miško salykė matosi. Bet gal aš prie upelio liksiu. Nu va, pavaikščiau čia pakrantėm. Tai galvoju, čia va netoli upelis visai, dar pačiam slėnyje upelio, o čia tarp tų eglių. Manau, bus gerai. Šį kartą tentą įsitemsiu ir tada vakarosim. Orai stipriai atvėso čia, naktim šalčio rekordus muša, bet sušilau visą šlapės. Biškį persirengiau, kažkaip neįvertinau.
Nu va, statybos trumpos, paprastos. Kol čia miškais pasivaikščiau, susigaišo. Dieną į antrą pusę persirito. Norisi kažką valgyti, blatniau pasidaryti. Va, tai tokiam pagyvensiu šį kartą. O, iš galo kaip atrodo. Ui. Tai dabar yra du dalykai. Pirmas čia. Tiksliau, du pirmi kartai bus. Tai pirmas čia. Čia atkeliavo puodas. Titaninis. 1,9 litro. Lengvumėlis. Tai ilgai ieškojau, ilgai galvojau. Nusipirkau, atsisiunčiau. Kada savo žygeivių chebrai pasipasakojau apie šitą puodą, ir buvau išjuoktas. Atseit titaninio indo šiluminė varža prastesnė negu aliuminių. Ilgiau virs, ilgiau kaitint reiks, jeigu ant dujų, tai daugiau dujų išnaudos ir panašiai. Tai žiūrėjau internete, taip, ten skirtumas biški yra, bet netoks baisus. Tai va, tai išbandysim, bet esminis dalykas čia labai lengvas. Aš kada gavau siuntą ir jį pasiėmiau, tai galvau, kad tuščią dėžę pasiėmiau, mane atsiuntė. Nu va, o šitam krepšelį bus antras daiktas. Irgi dar nenaudotas, tik tai kiek, kad tuoj aš jį surinksiu. Čia yra tokia lauko krosnelė, kad nereiktų laužo kurt. Nu va toks va. Gal biški mažokas. Tie dažai tikėtina išdegs velniop visi. Bet bandysim. Tai va, ir toj papasakosiu, ką aš čia šiandien darysiu. Tai pradedu nuo bulvių. Tai žodžiu, ką aš čia sugalvojau, kadangi rinkau klevo lapus, pačioj pradžioj video, tai pasiskaičiau, kad kol jauni klevo lapai, kol minkšti, gali būti naudojami maistui. Taip, ir radau tokį receptą. Balandėlį klevo lapuose. Va, bet man prie balandėlių būtina bulvė. Tai nuo to ir pradėsim. Turiu biškį ryžių užsimerkęs, irgi reiks pavirt, kad balandėliuose man turi būti ryžių. Tai va, žiūrėsim, kas čia gausis. Į vieną lupiną viską sulupau. Vis tik pagalvojau, kad pirmiausia tikriausiai geriausiai būtų ryžius įsivirti. Turiu čia užsimerkęs loikį. Nedaug, porą šaukštų kokių. Kažkaip nepagalvojau, eglės šakų prisipjoviau. Tai viskas iš karto juoda paliko. Bus šveitimo namie. Ryžiai greitai čia užvirė, gražiai verda, bet va, prasideda bairiai. Metalinį šaukštą namie palikau. Atsivežiau faršo. Tai per tą laiką, kol ryžiai verda, reikia pasiruošti faršą. Čia dar turbūt rytoj ir kotletam liks.
Išvirė ryžiai, nusunkiau gan greitai, tik tai puodas tai anglės liko. Nu, eilė bulvėm dabar. Nes balandėlį be bulvių tai nesąmonė. O jau esu alkanas, kai žvėris. Valgiau pusryčius, keliaudamas link čia suvalgiau vieną bananą ir daugiau visą dieną be maisto. Dabar jau bulvytis kunkuliuoja. O miško virtuvėlė. Nu, gaminam balandėlius. Lapai. Gal negailėsiu. Iš namų paėmiau siūlo, nes nu jie iširs kitaip puodė, tai apsuksim. Aišku, su grabalio čia yra problema. Sunaudojau visus lapus, kiek buvau prisirinkęs. Nu, čia man tai aišku daug daugiau nei reikia, bet faršo tai dar liko čia. Kotletų balsių to ir ten nusimato. Puodui pirmas kartas ant laužo. Naujutėlaitis. Iš karto juodyje. Va, bulvės gatavas, išvyrė, laikau uždengtas, kad neatšaltų labai. Ir liko. Ir šį čia verda. Va, pilnas puodas. Žodžiu, šitas daiktas yra toks, kur be priežiūros palikti negali. Storos malkos netelpa, greit sudega, turi nuolat. Nelabai gali kitų darbų dirbti, bet jeigu prižiūrite, viskas labai gerai. Greit užverda, gerai dega, bet turi nuolat prižiūrėti. Taip, bračinę pažiūrėjau, prieš kiek laiko čia užvirė jie man. Nežinau, kada čia valgyti. Ai, keliu, bus gerai. Pasileis jie čia visai. Karštas biški. Au, suplėšiau. O žioplis. Va, patiekaliukas. Nu, dailiai atrodo. Va, balandėlis. Kvapas, tokios biški žolės. Nu, visai nieko. Druskos trūksta. Ir būtų kėčiuko gerai. Minusas gal vienas, kad
lapai tie labai vandens prisigėrė. Ir va, jiem į tą balandėlį. Va. Iš jau tiesiog bėga. Kadangi aš dariau daug sluoksnių. Vienam balandėliui naudojau 5 arba 6 lapus. Tai va ir. Tai labai vandeninga. Susibarščiau druskas. Dabar žiūrėsim. Bet kaip gerai viskas išvirė. Su druska. Tai tas reikalas. Vakarėja jau, vakarėja, saulė jau žemai, žemai, kaip gerai būt pavalgiusiam. Tik tai vienintelis dalykas, kad darosi vėsų. Galvoju, čia laužą kurt ar nekurt. Oi, pilvukas, manau, pavalgė, visą dieną buvau nevalgęs. Kiek nedaug žmogui reikia. Vidury miško būt sočiam, turėti pastogę, viskas. Susidilginau užpakalį, bračiai. Ajajai, pirmas pavasarinės dilginės. Atvažiuoti su nedakrautais powerbankais irgi reikia gero proto bokštų būti. Tai iš 3 atsivežtų vienas liko. Visą laimė, kad tas, kuris galingiausias. Tai neturiu ką veikti iki, kol sutems. Tai vaikštinėjau čia aplink upelį, biškai po mišką. Su intencija gal kokį ragiuką koks elnias bus pametęs. Bet esmė tai žiūri į upelius, į tendencijas. Gegužės vidurio dar nėra. Vos čirena. Ir faktas, kad vasaros metu tai ta srovelė galutinai pradings. Ir klimato pokyčiai upeliams yra negailestingi ir pražūtingi. Aš sakyčiau, žiemų nebėra, pavasarinių potvynių nebėra. Net nebejoju, kad šitas upelis kadaise buvo ir žuvingas, ir gyvybingas, ir tikrai netoks dumblėtas, kaip čia vien dumblas, nes sraunus upelį dumblą išsiplauna. Labas rytas. Nu gerai miegojasi. Tik tiek, kad gaivus rytas. Saulutė dar tik kyla. Nesinori lyst lauk kol kas. Telefonas 3 šilumos rodo, tai taip. Reikia pradėti judėti jau. Atėjau į upelio pakrantę pasiskinti va šitokių augalų. Čia yra garšvos. Ir jos, pavyzdžiui, tinka į salotas. Tai kepsiu kotletus. Galvoju dar ant kotletų užleisti kiaušinių. O į kiaušinius įdėsiu biškį žolelių, kad būtų bent kažkiek žalumos. Jeigu kas nors nežino, tai garšva atrodo taip. Tik reiks nuplauti biškutį. Nu ką, laikas kotletams. Nu, pradėjo man čia beveik jau svilt, tai gana bus. Taip apkepė nekukliai gavosi.
Biški ugnį gal per stipriai variau. Dar kiaušinio prasikepsiu. Žaibiškai čia viskas. Norėtųsi, kad biški tos žolės termiško apdorojimo spėtų gauti. Garšvų šiaip irgi nesu gyvenime dar valgęs. Esu visiškai duoninis žmogus, tai man būtinai reikia duonos. Prie mėsos ir kiaušinio. Žiūrim, ką čia gausi. Skanu. Kotletai tik stiprokai apskrūdo, bet puikiausiai iškepė. Pabaigai porą žodžių apie šitą daiktą. Tai... tas įspūdis toks dvejopas. Tai kepa gerai. Ir verda gerai, ir kepa gerai, bet... šiaip kaip ir toks biški mažokas. Reikia labai būti susilenkus prie žemės. Vienas dalykas. Kitas dalykas... Nuolat turi prižiūrėti ugnį. Jeigu, pavyzdžiui, aš ten balandėlius gaminausi, reikia bulvės įvirti, užstatai bulvės virti, čia daug nėra didelės prakuros, daug malkų ir didelių netelpa. Tai kokius 2-3 balandėlius padarau, atsisuku, žiūriu, bulvės nebeverda, ten jau beveik prigęsia. Vėl čia turi neįkurinėti, realiai visada turi prižiūrėti. Svoris, kokie geri 2 kilogramai gal. Tai va, tai žygis nešiot, nežinau ar išeitis. Bet kažkiam pastovyklavimui, jeigu kokie dviese būni, nelabai toli eini, ar kažką, tai gal visai ir nieko. Kainavo jisai 40 kažkas keli eurai, man rodos, iš AliExpress. Šį kartą po manęs liko tik tai guolis. Ir tai sunku atpažinti. Tiesiog švariau nuo visų kankorėžių ir šakų toj vietoj. Tai viskas, išėjau ant miško keliuko, kuris mane nuves prie automobilio palikto kitam pus miško. Tai dėkui visiems, kas žiūri. Nesakau sudie, sakau iki. Biški tarpas buvo tarp video. Bet visokių reikalų atsiranda. Tai dar kartą dėkui visiems, kas žiūri. Kas nepalaikino kanalą ir kam patinka kontentas. Labai prašau palaikint ir iki kitų kartų.